angliškai pasakyčiau, rasti toks surūdijęs labai. Shakedownas toks labai neužtikrintas. Paskui jau kaip ir geriau susirašyti pasisekė. Labai greita. Labai primena gražutės dopą. Labai tikslumo reikės ir sakyčiau, be jokios rizikos stengsimės važiuoti, nes vėl mašina vėl visiškai nauja, vėl kitaip valdysis, tai pasistengsim važiuoti be rizikos ir matysim jau pagal situaciją, jei viskas gerai, kimba, man kimba stenuškė, kimba austėjos tempas, austėjai kimba, žodžiu, abudu susidirbam, tada bandysim kažką greičiau pavažiuoti. Labai faina grįžti į ralį. Kumštelinė dėžė, LSD priekyje įsidėjau, bet šitie du komponentai, kurie jau yra automobiliai, tikrai keičia visiškai valdomumą. Viskas gerai, aš tik džiaugiuosi, kad prasidėjo vėl ralis. Man tik to ir tai reikia. Sakykim, labai geras įvadas į sezoną, nes nėra labai daug tokių suktų vietų, kur, sakykim, iš šturmano pozicijos, kur, būtų sunku diktuoti. Čia taip pagauni tempą ir varai. Aš moku prisitaikyti, tai viskas kaip yra gerai. Vienoje vietoje jis man labai norėjo labai daug prirašyti į stenogramą ir sakau, ne, aš nepaskaitysiu, nes daug detalių ir greita vieta tikrai nesuskaitysiu visko, tai radom kompromisą, viskas gerai. Viskas gerai. Labai yra greiti ir mes dar jų tokių greitų nesu važiavęs. Rokiškį teko praeitais metais važiuoti, bet manau, čia išvis greiti ir tramplinai, ir posūkėlių tokių yra. Ir vienu žodžiu, sunkus bus raliukas, sunkus mums raliukas bus. Pirmas dar šturmanas visiškai jaunas, pirmas ralis jam gyvenime, tai bus sunku ko gero labai. Bet stengsimės pagal savo galimybės. Po žiemos tai faktiškai teko pravažiuoti tik tais kokią 10 kilometrų. Treniravomės biškį su scenogramą susirašinėdami. Mašina iš po praeitų metų buvo sveika, tai ten biškį patvarkė, kas buvo netvarko ir tiek. Esu rally debiutantas, tai kai pirmą kartą šiti dopai pasirodė labai greiti, bet ką stengsiuosi nenuvilti ekipažo komandos. Turiu labai gerą mentorių Tomą Rakauską, kuris padeda įsivažiuoti tą ralio ritmą. Ačiū jam ir stengsimės gazuoti. Šimtas PM. Kairys 3 plus extra light kip. 40, tramplinė dešinys 2 per 80. Dešinys 4 long. Tramplin 100 PM. Tramplinė kairys 1, 120. Dešinys 3 skip, 50, kairys 3 per 50, kairys 3 skip. 40, dešinys 2 plus 80, kairys 1 ir tramplin dešinys 2 plus. Dešinys 2 plus 80, kairys 1 ir tramplin dešinys 2 plus 120.
Long opens. 80 kairys 0 tramplin. 80 dešinys 3. Tramplin 100. Toliau. Dešinys 1 ir tramplin 20, kairys 2 kat. 200. Šikanas iš kairės. Maladėc, atlaikiai pilnu. 120. Vis tiek per anksti. Tramplin dešiniau, 120. Tramplin dešinys 3 short, 60, finish. Jump 100. Geriau turėtų būti. 5 daugiau panaudojau. Pradedu suprast. Vėl dulkių atvežiai. Soriukas, kebrytė. Atsiprašau. Tai grįžtų, tai sakau, reiktų gal tada tą paliksim. Palatės pavyšimo. Nusiteikimas geras, kaip visada turi būti pirmos lenktynės šiais metais mums, pirmas ralis. Pasiruošimas irgi atrodo kol kas kaip ir neblogas, viską spėjom, viskas laiku, naktį nedirbom. Manau, kad pasiruošę. Prižiūrint mašiną tai dažnai prieinu, o lenktynėse pirmą kartą su Tomu. Daugiau garaže turbūt tie kažkokie tai darbai, kažkiek tai tenka padirbti. Pirma, išsaugot turbūt sveiką protą, išsaugot mašiną, nes vėlgi didžiulė pertrauka, kai nedalyvavo varžybose Tomas, tai norėtųsi gauti tą finišą. Ir kad turėtų kažkokį pasitenkinimą ir gautų pamokų. Seniai aš toks laimingas, žinok, buvau laiktų. Tas džiaugsmas prilygsta didžiausiam džiaugsmui, jei supranti apie ką aš tai, šakės. Ta prasme, automobilis dabar tai, jau dabar jis yra sportinis, tikrai galima pavadinti. Aš kaip per daug neusihypinu, bet pradžia labai gera, labai patenkintas. Austėja nuostabu. Ta prasme, šakės, viskas yra ledas, kol kas. Tai va, tikiuosi, kad va, kokią natą pradėjom. Tokia ir užbaigsim. Belekas. Gerai. Ačiū. Gerai. Prasišlipavom. Tomas irgi šiek tiek apšilo. Jau gerai sekundžių nukandom su kiekvienu važiavimu. Aš irgi pirmą važiavimą gal šiek tiek greitus posūkius. Pasakiau, tiko, bet galėjau greičiau jos susakyti, tai irgi pasišlipavom, apšilom, kaip sakant, ir
viskas kaip ir gerai. Japonų padavė, buvo Subaru, buvo Mitsubishi ir dabar Toyota Celica GT4 istorija automobilių gyvena. Nu, kaip nereikėjo čia, garių. Numerį Tomui Rakauskiui užsėjai Straukaitį. Kaip nuotaikos, kaip pasiruošę, bakas pilnas, matau. Nuotaikos geros, sakant, spės. Žinau, kad galite, ne? Gerą nuotaiką ir gerą muziką, 39 numeris Pilėnų komanda. Aleksandras Rakauskas ir Tauras Vilkevičius. Dar vienas. Pabandom ritmą pasikau. 200. Tramplin 100 PM. Tramplin dešinys 1, 40, Toliau. kairys 1, 60. Tramplin 40, tramplin kairė 50, dešinys 2 kyb ir tramplinė kairys 2. 50 kairys 4 plius meta. 100. Dešinys 4 plus long opens. 80 kairys 2 tramplin. Kairys 2 tramplin 200. Dešinys 3 long keep, 50 tramplin ir kairys 3. 102 matai, kairys 1 tramplin 100. Tramplinė kairys 0 200. Toliau. Dešinys 180 break, tramplin čikanus iš kairės. 10 kairys 3 čiut long. Kairys 3. Kairys 3 čiut long. Tramplin 300 matai. Tramplin 80. Šikanas iš kairės. 100 PM. Geriau išeina stabdyti kažkaip. Dešinys 1 extra long. Ir tramplinė dešinys 1 kip, 60. Kairys 3 meta. Per 60 kairys 3 plius čiut long į viršų. 100. Dešinys 3 plus lay don't. 50. Tramplinė kairys 1 per 50. Tramplinė kairys 4 meta. Ir dešinys 1, 60, tramplin 40, dešinys 1. Toliau. 300 PM matai. Šikanas iš kairės. Dešinys 3 plus per 80, dešinys 3 plus čiut leitky. Ir kairys 1. 60, tramplin kairys 0, 50. Toliau. Kairys 2 plus, tramplin 80. Kairys 2 long. 100, tramplin 100. Tramplinė kairys 2 plus don't. 300. Čia koks? Dešinys 2 čiutliai 300, tramplinė kairys 1, 120. Šitas? Taip, dešinys 1 plus 100 PM, šikanas iš kairės. Kam aš čia stabdžiau? Šikanas iš kairės. Ir tramplin dešinys 3 extra long per 40. Dešinys 3 plus.
blin, 100 pem. 100 finish kairys duplius. Kairys duplius. Viskas gerai, apart to money shifto ar ten, kur atleido. Money shiftinau vėl. Ričiaga apsisuko ir man kažkaip daug greičiau, tikrai daug greičiau. 5 kem 9. Taip iš karto turėjom važiuoti. Tomui jo tėtis sakė, kad, klausyk, nevaryk be proto ir pasaugok mašiną. Ar nebuvo tokio nurodymų? Ne, nebuvo, žinau, kad mums net sakyti nereikia. Vėlgi, nauja pavarų dėžė. Labai sunku su ją išmokti, labai sunku. Vis dar nesuprantu, kaip su ją elgtis. Čia palauk, automatas pas tave dar pasakiau kas nors, ne? Kaip sakai? Automatas? Aha, automatas. Būt gerai. Tai ką čia, 1, 2, 3, važiuoji? Bet matai, 1, 2, 3, 4 gut. Bet kai reikia iš 5 į 4 kišt, aš 3 kartus money shiftinau į 2. Taip variklis gali susprogdinti. Ir matai, Ričiaga tai persisuka ir automatiškai man kitoks gripas. Gyveni ir mokaisi. Jo. Antrų kartų kiek sekundžių numetėt, jeigu numetėt? Ama 14 gal. Mes Pamokos pirmų labai į gerą. silpnai kažkaip, dabar visai nieko jau buvo. Tai viskas bus tik geriau ir geriau. Labas rytas. Kaip pas jūs nuotaikos? Superinė. Viskas, kiek sekundžių numetėt antrų kartų? Nenusimetėm, bet nulėkėm į griovį. Dabar antrą kartą? Jo, pirmą kartą kabinom šikaną skersai reikėjo, o dar paskutinį šikaną į griovį. Irgi slydo, išmetė. Bet išvažiavo? Jo, viskas, ten laiko praradom apie kokius 5 sekundės nedaug. Tai net poliruot nereikės? Nieko. Bet jau viskas dabar drąsiai įsivažiavę? Jo, antrą tai labai drąsiau tikrai važiavo. Tai gerai. Pagavom tą tinkelį, vadinamą. Sėkmės. Pradžia buvo tokia biški nervinga, nes buvo keletą avarijų, tai vis tiek tokis biški stresiukas gal. Tai tokia kažkaip ir ramiau važiavom pradžią, taip ramiau, paskui lyg pagavom cinkelį, greičiau pradėjom važiuoti. Ir buvo viena didelė klaida, antra, mano rodos, gesinimo zonoje, tiesiog per greitai įvažiavau, numušiau tą vadinamą tvorelę ir į griovį teko išvažiuoti atbalų, supranti, tai biški laiko, taip jau finišavom. Po pirmo lyg ir viskas, taip jau apsikaustė, antrų važiavimo vėl, taip pradėjom važiuoti. Viskas buvo puiku, faktiškai tempas didėjo mūsų, akivaizdžiai, bet vėl mums tas šikanas paskutinis. Per greitai vėl įvažiavom ir apsuko mūsų 108 laipsnių, nes kaip yra bortas nuo posūkių žemių. Ir teko įvažiuoti į griovį, per pievas išvažiuoti ant kelio, paskui finišavom normaliai. Be jokios, bet dvi vienintelės klaidos buvo tokios grubios klaidos, mano gal vairavimo, vis norėjau vis arčiau privažiuoti tų stabdymo, bet yra kaip yra. Jei bus trasa kiek pravalyta pirmų mašinus, tai aš manau vėl pabandysim padaryti tą tempuką. Norėtųsi dasiryti iki 3, nežinau, kiek ten nemažai per tas klaidas trūksta, bet
dasivyt norėtum, o ketvirtam dope tai jau turėčiau. Ką turim tą savo raumenyse, smegenyse tą padaryti, važiuoti. Bet aš skrendu, tarsi paukštis, pilki debesų kalnai seniai jau po manim. Ir aš... Gera pradžia pusė darbo. Kol kas dar esam čia, mašina sveika, mes sveiki, viskas yra gerai. Tai manau, kad gerai. Dar tik vienas, 2 greičio ruožai suvažiuoti, bet dar liko kilometrų. Kaip tu jau? Labai karšta. Realiai tik tiek galiu pasakyti, labai karšta. Ir reikia spėti skaityti, nes labai greit. Tėti, ruoškis kitam savaitgalį, kitą savaitgalį Kėdainį važiuosim. Šimtas 20, dešinys 3+ long. 100. Tramplin dešiniau, 100 PM. Kairys 2+. Ir tramplin 40, kairys 2+. 50, kairys 3 skip. 80, dešinys 3+. Ir tramplin tiesiai. 80, tramplin 40, dešinys 2+ skip. Tramplin 20, dešinys 3 extra long opens. Dešinys 3. Extra long opens. Ir tramplin 100 PM. Dešinys 2 kip. 80. Kairys 1 per 80. Kairys 4 late cut. 80, dešinys 3 long kip. 80, kairys 5 čiut late cut. Ir dešinys 1 žvyras. Tramplin kairys 2 per 50, kairys 3+ čiut long kip. 60, dešinys 2+. Neišgirdau šito. Kairys 3+ toliau. Dešinys 2+, 100 PM. Dešinys 1, tramplin 50, kairys 2 per 80. Kairys 10. Kairys 2+, 80, dešinys 1+. 100. Break, dešinys 2 late keep, 40, kairys 3+. 80, kairys 2. Ir tramplin dešinys 3 keep. Tramplin dešinys 3 keep, 60, kairys 4 čiut late down. 60, dešinys 1+ extra long. Ir tramplin 100, break, šikanas iš kairės. 120. Dešinys 5. Dešinys 5. 100. Kairys 4+. 100 PM. Tramplin 100. Dešinys 3+. Tramplin 100, dešinys 3+. Short keep už medžių, 60, break, dešinys 1 short, 50, kairys 5. Dešinys 1 short, 5, kairys 5. Tramplin 300. Kairys 0, 100. 100 PM. Finish.
Visai nieko. Ką žinau, visai nieko. Gerai, Stanuškė lipo. Vienoje vietoje pavaros, bet pradėjau suprast, kaip kada ketvirtą reikia kišti. Na, 6:20 padarėm, tai būsiu happy. Ačiū. Yra 6:20. 6:18. 6:18. Tomai, mes čia tavo tėčio klausėm, sako, tai gerai Rakauskų šeimos, kaip sakyt, lenktynėse. Nu tai ką, sako, pas mane 107, pas vaikį 300 arklių. Sako, nėra čia ką lygintis. Taip. Taip ir yra. Kokiam bėdė beteisingi, nėra ką lyginti, taip. Taip. Kita mašina visai. Tai atrodo panašiai. O gerai, kaip sakyt, jausmas važiuoti, dabar kai 300 arklių turi... Jau geriau, ta prasme, laikas nėra įspūdingas, bet iš pačio jausmo su dėže darbas man yra svarbiausia. Dabar man tie laikai, sakau, aišku, shakedowną pasižiūri, ten man azartas užpuola, nu kaip ir bet kiekvieną normalų vairuotoją, bet kuo toliau aš pradėjau žiūrėti dėžę ir aš labai patenkintas, kaip su dėže susidirbau, tai Giedrius Notkos davė patarimą, biškį prie mažesnio greičio į tą ketvirtą kištą ir viskas man puikiai gavosi be sankabos, tai dėkui Giedriuk. Tai čia pamokos, kaip sakyti, naudą. Be abejo. Sėkmės. Tik iš geriausių mokomės. Aš dabar pradėjau žiūrėti Aleksandrio pagal rezultatus jūsų ir sūnaus, kieno tempas geresnis. Aišku, nelyginami dalykai, bet... Tai va, nepalyginami dalykai. Bet jūsgi pirmavote, ten aišku. 300 arklių, o čia tik 107. Ai, nesakykit čia. Bet užtenka to 107, viskas gerai. Ne, nu dabar vėl sunkiai pradėjom važiuoti, nu lyg labai daug palaidos grunto vadinamo nėra kaip įsibėgėti, tiesiog, nu, tranko tą mašiną, tą ant galo vienoje vietos sinogramą pametė, nu, tokių buvo, nu, vienu žodžiu prastas, labai prastas šitas. Nu, bet tai gal atsigausite ant truputį. Tai manau, taip, ateityje bus. Viskas bus gerai. Sekančia bus geriau. Tvarkoj, sėkmės. 120, dešiniais 3 plus long. 100 tramplin dešiniau, 100 pem. Kairys 2 plus ir tramplin 40. 80, dešiniais 3 plus. Ir tramplin tiesiai 80. Tramplin 40, dešiniais 2 plus kip. Ir kairys 1 per 60. 80, kairys 1 per 80. Kairys 2 plus long. 80, kairys 3 čiutlong. Kairys 3 čiutlong, 200. Tramplin dešiniais 1 plus 50. Tramplin 40, kairys 1. Ir dešiniais 2 per 80, dešiniais 2 plus kip. 80, kairys 3 plus čiutlong. 120, šikanos iš dešinės. Nepataikiau vėžę. 80, dešiniais 2 čiutlong. 60, kairys 1, 100. Break, tramplin 20, 100 pematai, tramplin ramiau 30, tramplin 40, asfaltas dešiniais 3 plus kaip kad. 50, kairys 4 leit, kad. 80, dešiniais 3 long kip. Dešiniais 2 plus 100 pem.
dešiniais 1, tramplin 50, kairys 2 per 80, kairys 1, 40, dešiniais 3 plius. Ir tramplin dešiniais 0, 50, kairys 2 plius, 80, dešiniais 1 plius, tramplin dešiniais 3 kip, 60, kairys 4 čiutliai daug, 60, dešiniais 1 plius extra long. Ir tramplin 100, break, šikanas iš kairės. Nėra stabdžių. 120, dešiniais 5, 100, kairys 4 plius, 105, tramplin 100, dešiniais 3 plius. Short 50, kairys 5, kairys 5, tramplin 300, kairys 0, 100, kairys 0, 100, dešiniais 2 plius 60, kairys 1, 80, dešiniais 1 per 80, dešiniais 2 extra long. Ir tramplin 30, dešiniais 2 plius meta vidum. Dešiniais 2 plius meta vidum 200, finish 100, tramplin 105, finish. Ir vėl toj pačioj vietoj nepataikiau bėgom. Bet labai gerai suvažiavom. Daug greičiau, daug greičiau. Kas čia nutiko? Užgesom? Jo. Nesupratau. Fiziškai išsunkia, kurią vietą labiausiai galvą ar bicepsus, tricepsus? Gerai, reikia susitarti, pailsėti, atsipūskite ir kviečiame apdovanojimus 20-30. 35 numeris Jusema Baigas ar Motorsport, Rimantas ir Robertas Valkeriai. Toyota Celica, Aleksandras Rakauskas ir Liutauras Vilkevičius. Kur dar, kaip sakyt, pozityvas jaučiamas pozityvas? Lauksim kitose lenktynėse, lauksim apdovanojimuose. 62 numeris Andrius Grigaitis, Mantas Elsbergas. Čia istorijos automobilių klasės turintis Elbergo Romo 4 metais. Tai jaunesnysis iš Berkauskų šeimos Tomas Rakauskas ir šturmanė Austėja Straukaitė. Tai lauksim apdovanojimuose. 59 numeris, ekipažas iš Pilėnų komandos Tomas Rakauskas, Austėja Straukaitė. Ir Tomas Maškinis, Žygimantas Vadovas. Atsibičinas yra nuo 10.
Ką žinau, labai optimistiškai nusiteikęs buvau po pirmos dienos, po to shakedowno. Pirmas dopas tai toks kaip standartiškai miegojimo. Paskui viskas geryn ir geryn ir geryn, tie laikai gerėjo. Nu, bet žinai, kai pirmo važiavimu važiuoju dopą ar antru ir tarp jų skirtumas 15 sekundžių, tai savo po 1,5 sekundės į kilometrą krauni, tai tik parodo, kad reikia auginti kiaušinius, nes šitie dopai jie reikalavo tikrai didelių kiaušinių, didelis greitis, vietom ir nemalonu buvo spaust. Bet kaupim patirtį, svarbiausia mes finiše maždaug įsibandėm dėžę, įsibandėm mašiną, kai važiuoju su LSD, tikrai labai patenkinti ir ką, dabar mašina pas mechanikus ir jau štai tie. Labai gerai, labai austėja šaunuolė, tikrai galiu pagirti, tikrai labai gerai, neturiu ką daugiau pasakyti, labai gerai, labai. Tikrai, pavyzdžiui, 4 greičio ruožą ten apart poros klaidų, tai nu maks, kiek moku, tai tiek ir važiavau, tai ir laikas tą parodė, žinai. O daugiau tai jo, žiūrėk, žmonių daug, šventėje, ralio sezonas prasidėjo. Tomas ir Austėja. Gerai nuotaikos, noriu namo. Tolimas kelelis. Tai ir važiuosiu namo. Smagu. Užtenks vieno žodžio. Smagu, labai smagu. Smagu sugrįžti, vėl viskas prasideda iš naujo. Smagu dulkėse ir karštyje čia maudytis. Tai gerai, užskaitau. Dar darbo daug, bet užskaitau. Tai va.